Ačiū. Taip, sveiki, sveiki visi. Pradedam mes prezentaciją. Šiandieną pirmą kalbės Natalija ir kalbės apie Sunsetą. Ir mes jau daug video turim apie produktą, bet kiekvieną kartą išgirstam kažką naują. Ir Natalija dabar žino, kad vyksta notifikavimo visi reikalai pas mus ir jinai dar turbūt daugiau sužinojo, atsiskleidė dar daugiau mūsų produktų ir sudėtis ir unikalumas visas, tai prašiau jos, kad neilgai kalbėtų ir tada sekantį video mes įrašą pasidarysim, pristatysiu naujai marketingą su tokiais dar smulkesniais paskaičiavimais, kad jums būtų aiškumas, kiek partnerių reikia, kiek gausit, kiek uždirbsit ir taip toliau. Tai va, tai duodu žodį Natalijai ir aš atsijungiu, įrašas jau eina. Labas vakaras visiems. Šiandien aš biškai taip plačiau pakalbėsiu apie mūsų labai tokį populiarų produktą kaip Sunsetas. Kodėl jisai populiarus, kaip aš, atsiprašau, pastebėjau, kad visi iš mano rato, mano klientai, mano šeimos nariai, mano draugai, draugų draugai, labai greitai supranta, kad tai yra labai geras dalykas, Sunsetas. Netgi, kada žmogus ateina į svečius, kada mes pradedam kalbėti taip iš toli apie mano aistrą, apie Yes Global produkciją, aš visada kaip saldainiuką duodu paragaut. Nu, bet aišku, ne tuo metu, o prieš naktį. Ir pastebėjau, kad absoliučiai visi 100% kitą dieną man skambino ir sako, kas tai yra, papasakok man, prašau. Visiems labai patinka, kad tu gali pajaust tą efektą, ne kaip ilgalaikį, tai vartoji, ten 3 savaitės, 4 savaitės, ir tik tai pato jau supranti, kad tai yra gerai, kad kažkokie pokyčiai vyksta tavo organizme ir visi ten pastebėjai, sako, kaip su Sunrise, pavyzdžiui. Sako, o tavo veidas pagerėjo, švyti, tokia visa pailsėjusi. O su Sunsetu, nu, momentinis efektas. Ir dėl to aš labai noriu pakalbėti būtent apie veikimą, ne apie ingredientus. Jūs visi mokat skaityti, visi naudojat Google, jūs galite perskaityti viską, kas parašyta apie Sunsetą, apie kas ten eina, koks poveikis, bet man labai norisi papasakot būtent iš esmės, kas tai yra per stebuklas ir kaip jisai gali paveikti mūsų, pagerinti gyvenimą. Labai dažnai aš klausinėju, užduodu tokį klausimą savo draugam, pažįstamim, kurie dar nevartoja ir nebandė Sunsetą. Kiek valandų miegojate praėjusią naktį? Ar tai buvo tik laikas lovoje, ar tikras poilsis? Ir žinokit, nu, beveik 70% visada sakom, nu jo, pas mane yra problemų su miegu. Tai aš visada sakau, kad miegas tai yra ne prabanga, tai yra gyvybiškai svarbus procesas ir dėl to visada reikia miegui skirti labai labai daug dėmesio, kadangi be gero miego smegenų jungtis nesusiformuoja ir atmintis nesustiprėja be miego. Audiniai neatsistato, nesigamina augimo hormonas, imuninė sistema silpnėja, emocinis balansas prarandamas. Ir kaip neseniai aš skaičiau kažkur,
kad pagal statistiką 1 iš 3 europiečių kenčia nuo miego sutrikimo, o 75% skundžiasi prastų miegų bent kartą per metus. Nu, aš nežinau, bent kartą per metus čia jau galima ir pamiršti, kada tai buvo. Dabar labai trumpai apie pačią miego fiziologiją, kadangi tai yra iš tikrųjų hormonų simfonija. Kas vyksta miego metu? Melatoninas, tai yra nakties hormonas, išsiskiria epifizėje, kai temsta. Tai kaip saulytė pradeda leistis, tai mūsų galvoje tai yra toks vienas toks nedidelis, labai stiprus, labai reikalingas mums taškiukas, kuris pradeda gaminti melatoniną. Tada inicijuojama NREM fazė, kuri mažina kūno temperatūrą ir budrumą. Kortizolis, dienos žadintuvas, turi vakare kristi, stresas, ekranai ir kofeinas jį kelia ir blokuoja melatoniną. Ta prasme, kad kortizolis mums reikalingas tik tai ryte, kada reikia atsibūsti. Sekantis hormonas, kuris labai labai svarbus, kuris veikia tik tai miego metu, tai yra GABA, pagrindinis stabdis smegenyse. Jo poveikį skatina valerijonas, atsiprašau, labai atsiprašau, pamiršau, taip, to išjungsim. Skatina valerijonas, ramunėlė, L-teaninas ir magnis. Tai yra viską, ką įeina į mūsų stebuklingą sunsetą. Toliau. Miego ciklas. Miego ciklai. NREM. Tai yra nuo 1 iki 2 stadijos lengvas miegas, NREM 3 stadija giliausias atstatymas ir REM emocijų ir atminties apdorojimas. Tyrimas sako, vienas iš tyrimų, kad po 4 naktų su mažiau negu 5 valandos miego smegenų veikla prilygsta 0,6% alkoholio poveikiu. Tai va, kas miega mažiau negu 5 valandos, skaitykit, jūs po biškį tampat alkoholikais. Toks įdomus palyginimas. Tai Sunset, tai yra formulė, kuri galima pavadinti natūrali vakaro alchemija. Sunset nemigdomieji, o sinerginis 12 natūralių ekstraktų ir mineralų mišinys, veikiantis melatonino palaikymą. Tai veikia afronas ir L-teaninas, kuris pas mus įeina į mūsų formulę. Kortizolio mažinimas, tai yra levanda ir pasiflora. GABA stimulacija, valerijonas stimuliuoja ramunėlės ir magnį. Ir streso adaptacija, tai yra radiola. Apie ingredientų analizę galiu tik tai pasakyti, kad kadangi man tiesiogiai su mano darbu susiję būtent dabar visų ingredientų ir visų Yes Global produktų analizė, aš galiu pasakyti, kad mes tikrai galim didžiuotis, kad mes turim galimybę savo klientam, savo draugam duot galimybę naudotis pačiu geriausiu produktu, iš tikrųjų kokybiškiausiu visoje Europoje ir netgi galiu pasakyti ir pasaulyje, kadangi
būtent į mūsų produktus ir tam tarp ir Sunsetą surinkti ingredientai, kurie švariausi, iš tikrųjų švariausi. Aš mačiau visus tyrimus, visus sertifikatus ir galiu pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų kokybiškiausi ingredientai, kurie pas mus Sunsete. Toliau. Labai trumpai apie ingredientus. Kas liečia afroną, pagrindinė funkcija tai yra nuotaikos balansavimas. Valerijonas tai yra nervų sistemos raminimas. Tarp kitko, afroną pas mus būtent tiek, tai yra 28 miligramai, tai yra toks kiekis, kuris pagrįstai tyrimais, medicininiais tyrimais tikrai veikia ir gerina mūsų nuotaiką ir gerina be abejo miego kokybę. Ta pati aš galiu pasakyti apie valerijoną ir apie ramunėlį, apie levandą, pasiflorą. Valerijoną tai yra nervų sistemos raminimas, ramunėlė tai yra nerimo mažinimas, levanda tai yra atsipalaidavimas, pasiflora tai yra gilaus miego skatinimas, radiola razėja tai yra adaptogenas nuo streso, L-teaninas tai yra smegenų ramybė, magnis tai yra mineralas, kuris palaiko nervų veiklą, katžolė, pipirmėtė, passion fruit, tai yra papildomi ekstraktai, kurie duoda skonį, aromatą, pagerina mūsų skonio receptorius, kad mes turėtum malonumą, kada prieš naktį įdedam į burną tą nuostabią mėlyną tabletę. Dabar, kas liečia afroną. Jūs turbūt visi žinot, kad afronas tai yra iš tikrųjų išskirtinis ingredientas, kuriuo mes galim didžiuotis. Tai yra užpatentuotas ispanų gamintojų Afron, kuris, jeigu paprastai sakyt, kad tai yra šafrano ekstraktas, bet ne kažkoks šafrano ekstraktas, tai yra švariausias. Pagal naują technologiją, aš dabar nekalbėsiu apie tą technologiją, kadangi tai yra be galo labai įdomi tema, bet mes šiandien ne apie tai, ne apie afroną, apie Sunsetą kalbam, bet būtent afronas pas mus Sunsete, kurio yra 28 miligramai ir pagrįsta būtent moksliniais tyrimais, kad 14 miligramų per dieną, netgi atsiprašau, ne 14, 28 miligramai, aš dabar tikrinu tos duomenis, pagerina miego kokybę 26%, tai yra labai daug. Paskui afronas mažina nerimo ir depresijos rodiklius. Tie rodikliai yra netgi 33%, tai yra labai daug. Vienkartinė 50 mg dozė žymiai atitolina kortizolio piką per laboratorinį stresinį tyrimą. Yra toks tyrimas, dėl to aš ir žinau, kadangi tos tyrimus aš ir dabar turiu savo kompį ir galiu apie tai pasakot. Kiti ekstraktai, kas liečia kitus ekstraktus pagal būtent tos tyrimus, kurie dabar
pristatyti mūsų valstybiniai maisto veterinarijos tarnyboje, galiu pasakyti, kad pagal tos tyrimus, kur jau labai tiksliai nurodyta, kiek kokių ingredientų yra mūsų sanseti, ko anksčiau nebuvo, tai bus tie notifikavimo, kaip jį vadinasi, nesvarbu. Ta lentelė bus, kur bus labai tiksliai nurodyta, kiek yra valerijonos, ramunėlės, levandos, pasifloros, radiolos, eutanina, magnija. Ir galiu pasakyti, absoliučiai kiekvienas ingredientas pas mus atitinka visiems Europos standartam. Jisai yra, jų tų ekstraktų pas mus yra nedaugiau ir nemažiau, kas užtikrina tikrai būtent Sanseto labai gerą poveikį, kurį žmonės jaučia iškart. Toliau apie saugumą galiu pasakyti, kadangi dabar aš jau sakiau, kad vyksta notifikavimas Lietuvoje, kad mūsų sertifikatai, Yes Global sertifikatai yra vieni iš aukščiausio rango. Mes turim BSI sertifikatus, 3 sertifikatus, kurie išduoda Britanijos tyrimų institutas, kuriam jau virš 120 metų. Jisai sertifikuoja visam pasaulyje pačius žinomiausius produktus ir ingredientus. Ir mūsų kompanija Yes Global turi būtent šitos sertifikatus. Aš jau nekalbu apie halal, košer, dar ten yra keletas sertifikatų, bet būtent į tos sertifikatus BSI arba BSI, angliškai atsiprašau, reikia visada kreipdėmesio. Ir buvo padarytas tyrimas Sanseto ir buvo toks teiginys, kuris jau dabar pakankamai garsiai transliuojamas, kad nebuvo nė vieno atvejo pripratimo ar šalutinės reakcijos. Ta prasme, kad mūsų augalinis stebuklas, kuris gerina ir padeda mums ramiai išsimiegoti ir iš ryto atsibūst ne su kava rankoje ir jau apsirengusi, kaip pas mano sūnų buvo anksčiau ne vieną kartą. Jau stovi beveik prie durų, ir atsibūdau. Bet jau apsirengusis visas ir su kava. Tai va, ne vieno tokio atvejo, kad žmogus pajaustum kažkokį neigiamą poveikį, nebuvo. Ir absoliučiai visi, kas iš mano pažįstamų, tai ir turbūt iš jūsų klientų, visi gyrė ir sako, kad po pirmo išbandymo, tiesiog išbandymo, žymiai geriau ryte jaučiasi žmonės ir aš tai džiaugiuosi. Kaip vartot Sansetą. Reikia vartot vieną pakelį, tai yra 1000 mg vakare prieš miegą, 30-60 minučių. Reikia laikyti po liežuviu, ramiai taip sėdėti ir mėgautis to skonių, aromatų. Kursas gali būti, šiaip tai kursas, kaip prašot, nuo 2 mėnesių iki 4, aš vartoju pastoviai ir tai irgi labai teigiama
pagal visus tyrimus, kadangi pripratimo nėra, bet ir, malonumą jaučiasi visada daug. Tarp kitko, mano viena draugė, kuriai 35 metai, taip tokį draugį turiu, pasakė, kad po mėnesio vartojimų pirmą kartą atsikėliau pailsėjusi, be įprastinių galvos skausmų, kas tarp kitko irgi labai labai svarbu, ypač tiem, kas kenčia nuo migrenos. Ta pati kažkada man pasakė, atsimenu, toks irgi pas mus vienas berniukas yra, kuris labai labai stipriai dirba kažkokioj kampanijoje su programavimu, bet jisai man padėkojo, atsimenu, labai malonu buvo, pasakė, kad padėjo ne tik miegu, bet ir ryte. Ryte, aiškios mintis, didesnė koncentracija. Ir šiaip tai papildomi faktai labai kalba apie Sunsetą, kad 75% suaugusių per metus patiria miego sutrikimų, o su būtent tais ingredientais, su afronu, su ramunėlių ekstraktu, su levanda ir su visu to sąrašu, kuris pas mus yra mūsų Sunsete, miego sutrikimai buvo sumažinti 33%. Tai yra labai gerai. Tai ką aš galiu pasakyti, jei kažkada man irgi vienas taip parašė atsiliepimą, jei miegas būtų programėlė, tai tikrai Sunsetas tai yra stebuklas toj programėlėj. Ta knopkytė, kurią reikia būtinai paspausti. Kadangi Sunsetas tai yra natūralus restart mygtukas, va taip jisai man taip labai mandriai apie tai atsiliepimą parašė. Tai ką aš galiu pasakyti? Aš jau noriu tik tai jums palinkėti, kad kiekvieną naktį jūs ir jūsų artimieji ir jūsų klientai galėtum miegoti tikrai ramiai, atsikelt ir pajaust iš ryto visas malonumas, o neišlipti iš savo lovos ir pasakyti, Jėzau, kodėl aš atsibudau. Tas rytas turi būti laimingas ir Sunsetas tikrai tai gali padaryti. Tai linkiu jums visiems tiesiog sveikatos. Viso gero. Labai ačiū, Natalija, nepabėg dar. Aš noriu paklausti, tikrai, man labai, apie Sunsetą galėčiau nuo ryto iki vakaro kalbėti, man jis taip patinka, bet aš geriu pusę. Man kuo puikiausiai veikia pusė, sučiulpiu, aš jos dar nebaigiu sučiulpti, aš jau atsijungiu. Tai man tikrai užtenka pusė ir pradžioje aš irgi savo ir partneriams, ir klientams sakau, pradėkite nuo pusės. Jeigu jau ten labai didelės problemos, tai gal tada pusė neveikia, galima padidinti dozę, bet padidinti visada spėsi, o aš dabar geriu pusę ir man, kaip gerai veikia. Ir kaip gerai veikia. Matai, pas mane, per daug intensyvus gyvenimas virš pusę metų. Ir man jau, tiesiog aš jaučiu, kad būtent tada, kada aš vartoju visą tabletę, man geriau. Tai aš sakau, čia pagal situaciją. Jeigu taip, įtemptas darbas, gyvenimas įtemptas, tai tikrai ir aš kartais išgeriu visą, bet kasdien šiaip pusę. Gal yra klausimų kokio? Kas norite paklausti? Taip. Būtent gal šita tema kažkas jums aktualu, paklauskit. Ir dar parašiau, gal kas norit pasidalinti, kaip jums veikia. Mūsų čia tikrai nemažai.
visi kuklinasi, gal jau Kur Sunsetą tyrimai daryti, priėmė. klausė, Malazijoje tyrimai daryti. Malazijoje daryti tyrimai taip. Nes jie Tarp ten kitko, turi laboratoriją, viską. jeigu kalbėt aplamai apie Malaziją, galiu pasakyti, kad visi sertifikatai tokio lygio, kad ta prasme, kad netgi sertifikatas, kuris išduotas sveikatos apsaugos ministerijos, būtent visiems mūsų produktam Malazijoje, turi tokį lygį, kad visi, kad kas dirba dabar ir testuoja mūsų produktus, mūsų valstybiniai veterinarijai tarnyboje sako, nu, ekspertai sako, kad Lietuvoje labai ilgai dar iki tokio lygio kaip Malazija. Ta prasme, kad technologija duoda galimybę kiekvieną sertifikatą online patikslint, ar tikrai toks yra, ar tikrai tai yra originalus sertifikatas, ar tikrai tai yra ne kažkokia klastotė. Pagal QR kodus, kurie yra, viską galima patikrinti. Ir technologija, kuri yra Malazijoje, kas liečia laboratorijų, tai irgi aukščiausio lygio. Ten atskirta gamykla, laboratorija, kuri dirba būtent su formulė. Gamykla dirba jau tą formulę. Pakartoja. Taip, ten fasuoja jau, ten paruošimo darbai eina, fasavimas, o atskirai eina kampanija Yes Global Marketing, kuri įeina į tą didelę grupę dukterinė turbūt laboratorija, gamykla ir Yes Global Marketing. Šiaip tai yra vienas organizmas, bet atskiros rankos ir kojos, jeigu taip grubiai sakyti. Tai iš tikrųjų visi gyrė ir didelė garbė tą tabletytę prieš naktį išgerti. Ačiū, Natalija, labai jum. Aš dar noriu paantrinti, kadangi Taip, pati buvau Malazijoje vasarą taip, ir mačiau tiek ir pačią gamyklą, patį tą taip, procesą, O kai gali viskas kameras vyksta. nereikia. Toj mhm, palaukit, sekundėlę, va to įsijungiu. mhm, Jo, va. taip, Kadangi taip, mačiau patį tą visą procesą, tai mums, kaip pasakojo pati gydytoja, kad Malazijoje, kad produktas patektų į papildų sąrašą, jis turi atitikti būti efektyvus 90% ir duoti, nu, tą sveikatai poveikį ir kad žmogus pajaustų. Tai ten nėra taip lengva, kad su belia kokiu produktu patektum, nes visi taip žiūri, ai, Malaizija, Malaizija čia, bet iš tikrųjų ta šalis labai didelius taip, kelia šitoje srityje reikalavimus ir būtent šitie produktai vat yra labai geri. taip. Ir kas liečia, vat, ką tu dabar pasakei, čia vadinasi medžiagų stabilumas. Ta prasme, kad pagal tyrimus, kurie dabar pateikti į veterinarijos tarnybą, būtent kiekvienas produktas turi tų tyrimų, kur su nuoroda, kad kiekvienas ingredientas, ne visas produktas, kiekvienas ingredientas yra stabilus iki galiojimo pabaigos. Vat čia yra garantija, kad mes gaunam produktą ir nesvarbu, jis pagamintas prieš mėnesį, o po pusę metų, bet kokybė vis tiek tokia pati, kaip ir, pavyzdžiui, pas mano sesę, kuri irgi vartoja Sunsetą. Taip, taip, tai labai gerai. Gerai, Taip, labai ačiū, Natalija, labai fainiai, stabdau tada įrašą.